Labas vakaras visiems įsijungusiems lietuviško futbolo šventę Sportimos arena. Šiandieną žada būti ganėtinai pilna ir Vilniaus Žalgiris namuose priima Marijampolės Sūduvą ir daugiau. Žinojome jau apie daugelio futbolininkų išvykimą, bet kažkiek manyčiau, kad ir Marijampolėje kils tie lūkesčiai, o čia Marijampolės Sūduvos šansas. Kamuolys jau baudos aikštelėje, smūgis ir įvartis, krenta Sūduva priekyje ir štai toks šaltas dušas aikštės šeimininkams pasižymė Artiomas Fedorovas. Pademonstravo savo greičio savybės ukrainietis ir sveikina savo bendražygius Dovydas Lastauskas, kas baigėsi sėkmingai Žalgiriui. Ir matome, kad Žalgiris pradėjo žaisti tą savo įprastą žaidimą apie kombinacinį futbolą. Žolio Bopesų perdavimas, panašu, kad perdavimas baigėsi tuo, kad kamuolys atsidūrė vartuose ir Styvas Lawsonas keliauja paduoti ranką Viliui Stebriui. Na, vartininkui, aišku, labai nemalonus epizodas, šiurkšti klaida, toks Ovidijus Verbickas ir traukia į priekį Žalgiris. Tai gali būti labai pavojinga. Giedrius Matulevičius, Mutašys smūgiuoja į vartus ir šalia Virpsto praskrieja kamuolys. Perdavimas į baudos aikštelę, čia pavojingas smūgis ir norėtų įvarčio Žalgirio futbolininkai. Varą čia turime. Aš šiaip žvelgiant dar į tą situaciją, tikrai daug erdvės turėjo Giedrius Matulevičius baudos aikštelėje. Standartinės situacijos metu praktiškai visiškai nedengiamas smūgiavo galvą. Net ir menkiausio kontakto. Geriausiai įspūdį veikiausiai paliekančių Sūduvos futbolininkų sezono pradžioje. Čia vėl baudos aikštelėje veiksmas ir įvartis, krenta Sūduva, lygina rezultatą. Štai taip viskas keičiasi. Rokas Filipavičius triumfuoja 2-2 Sportimoje dabar. Puikus saugo darbas, puikus... Truktelį į priekį, dar vienas perdavimas į baudos aikštelę. Emsis muša įvartį, nuošalės vėliavėlė kyla į viršų. Marijampoliečių ataka, perdavimo į baudos aikštelę kol kas nėra. Dabar bandoma tą daryti. Aivaras Emsis muša įvartį, tai yra 3-2 Marijampolės Sūduva priekyje. Idealus perdavimas prie tolimojo Virpsto ir labai gerai užbaigia šią ataką Latvis. Puikus jo smūgis galva, jokių šansų Žalgirio vartininkui. Ir apvermušus vieną įvartį, čia viskas labai pavojinga. Dar kartą smūgis į vartus ir 3-3. Giedriaus Matulevičiaus dublis šiose rungtynėse vėl. Džiaugsmo nėra, vėl į buvusios komandos vartus ir štai tokios rungtynės čia, įvarčių fiesta, įvarčių fontanai Sportimoje veržiasi. 23 žaidėjų sąrašą. Bet ten nereikia į kainas labai žiūrėti, kai rinktinę komplektuoja. Tiesa, jau trečiadienį pristatysit sudėtį, o čia Vilniaus Žalgirio šansas ir kamuolys visai šalia Virpsto praskrieja. Metrų pritrūko Rumunui. Geras Adamo Fofanos perdavimas. Aleksandras Živanovičius į kamuolį ten nesužaidžia. Rumunui nesutrukdo, bet šiam pasižymėti nepavyksta. Tikrai pakilimo takas sudėtingas, bet kol kas ganėtinai sėkmingas. Dovydas Lastauskas Jukijoši Karašimai kamuolio nelabai norėtų atiduoti ir čia geltona kortelė Marijampolės Sūduvos vartininkui, atsiprašau, vairininkui. Ne, vis dėlto raudona. Vejamas iš rungtynių Dovydas Lastauskas. Atrodo kūno balansą prieš pat jį. Žoelis Bopesų ieško perdavimo, smūgis į vartus ir kokio šanso neišnaudoja. Giedriaus Matulevičiaus labai neblogas perdavimas, smūgis į vartus ir vėl šalia Virpsto. Šį kartą Livio Antalis. Ne, o jau kompensuoto laiko metu. Keli stabdymai buvo suteikiama. Viskas. Tai yra šių rungtynių pabaiga, 3-3 ir turėjo šansą Vilniaus Žalgiris mačo pabaigoje.